Ojojoj, kur mes čia papuolėm? Aš sakiau, kad toliau bus tik geriau. Į žygį pradedantiesiems. Darant, organizuojant, ypač daug žmonių, norisi daryti, kad jie nebūtų nuobodus. Tai reiškia, kad dažnai keistusi danga, aplinka, miškas, laukas, kažkoks asfalto ruožas, tada vėl dvivėžis keliukas, aukštyn, žemyn. Ir visą tai susidėja į gerą maršrutą, kuris įsimena. Penktadienis ir varau į Karolio organizuojamą žygį. Tai sveikas. Ne. O, kaip tik ir... Renkasi. Sveikas. Aš esu skolinausi, bet šiaip nesvadinu tiek daiktų. Tai žiūrėsiu, kaip čia, nes labai kitaip dviratis laviruoja. Sveikinį kalbėję, leidomės į kelią. Šiandien laukia 30 km. Kur mes čia papuolėm? Į žygį pradedantiesiems. Ojoj, Čia tik tais įžanga apšilimui. turi kelią. Čia beveik tas pats, kas Hydra. Pauliau, kaip maršrutas? O tokie maršrutukai yra šalia Vilniaus, Belenkas. Kaip sekasi? Nu kol kas sunkiai dviratis laviruojasi per šitos šabakštynus. Čia jau su tavo matavimais jau čia yra šabakštynai. Aha. Ok, supratau. Nu, tada. Čia ne Hydros etapas. Čia su 2.8 padangom. Slapti Karolio keliukai. Dviratį ardot? Blemba, yra žiūrėjau kartu su dviračiu. Gerbiamas organizatorių. Prieš saulę atsistojęs labai gerai matysitės. Taip. Žiūriu, kad čia labai gerai nusiteikia. Sako, visi atsikėlė, 8 jau kažkur pradėjo įsitraukė. 7 valandas. Vandenys. Surasti vaizduojasi. Visai nepaskui išlipant kažkokią akmens ir susitranzavo valtis. 40, kitaip pasivyko viskas. Pradėjo alyvuogės valgyti, visokie kiti šūdą, žinai. Aš jau neprisimenu, kada tas buvo 40. Tai tu dar jaunas, jeigu prisimeni. Aš dar prisimenu. Nu, bet jeigu žiūrėt pagal svorį, tai jos nedaug kom skiriasi. Aš matai, žekoliukus, kai išėmė, tai vat man viskas į tavo telpa. Tai aš manau, kad tavo irgi tilptų. Nu, Karoliui vežti tokį arbūzą, čia yra vieni juokai. Vienas ir juokiausi. Tai vat būtent. Dabar vienas juoksis ir valgysi, ne? O, čia. Taip kukliai iš karto. Ne, tas Richardas Jonaitis parašė vakar. Per Vagabondą? Per Messengerį. Ne, kokia laida? Kokia laida? Ai, kažkokia savaitgalio popietė, vasaros popietė. Įskučiai. Šiandien dar lengva diena, bet buvo. Pirma diena. Akvilė nebuvo taip lengva, kaip tikėjausi. Akvilė? Daug šabakštynų. Tai žinau, puikiai pirma pradžia įvažiavom rytoj. Tikimės net ką mažiau nuotykių. Naujokas, turit ką nors dar pridėti? Aš nieko neturiu. Prisijungėt paskutinis, pavėlavo. Iki 8, bet įspėjau, iki 8. Hubertai. Žiauriai trasa patiko. Aš paklupuosiu biškai. Rytas, ryto rutinos. Pagrindė natūrų haikai visur. Ir ten. Keletas hamakėlių. Gustavo virtuvėlė vyksta lęšiai. Čia jau įvykusi, ne? Čia jau tvarkote? Valgiam, skaniai. Nu, aš pradėjau labai senai. Kažkur tai dar 2000-ųjų pirmam dešimtmetį. Aha. Ir kelionė buvo mano pirmas prie jūros iš Vilniaus. Tai čia klasika yra Lietuvoje, ypač kas gyvena Vilniuje ar Kaune, tai nuvažiuoti prie jūros.
Viskas, atėjo visiems. Viskas, poviliukas išvažiuoja. Link Vilniaus, 30 kg, o jūs kankinkitės per pelkės. Ne, tai tu kankinsies dabar iki Vilnių, o mes... Ant karščio. Taip, o mes miškelėje maloniai. Lėtai. Gerai, lėkiu. Davai, sėkmės. Buvo faina pasimatyti. Su mumis Giedrius. Dviratį nusipirkau tik prieš metus. Šiaip aš turistauti mėgstu, bet dažniausiai su mašina. Įdomus variantas sukombinuoti ir dviratį ir su turistavimu. Pats vienas esu važinėjęs, bet, žinau, 70 km. Nakvynė teko važiuoti? Su nakvynė tai ne, pirmas A, kartas. čia pirma išvyka. Taip. Tai tu grinai pataikai tą mūsų konceptą, va, žygį pradedantiesiems. Va, visai ne šabakštynai. Visiškai. Kaip vanduo? O, nice. Nu gerai, man biški virš kelių. Aš ne Karolis. O, blem. Čia tai fantastika. Wow, aš į apačią. Tiek tikrai turim. Sakė, laimė žiburys nušvito. Šiaip pagal inventorių matau, kad gerai susitapinęs. Naudota vieną kartą. Vieną kartą. Tai važiavau vienas, kai nusipirkau pasibandyti, tai esu važiavęs nuo Ignalinos iki Vilniaus. Man vis tiek įdomu naujas vietas pamatyti. Man neįdomu tas pats per tą patį. Vis tiek važinėjau labiau ne dėl rezultatų, bet dėl to nuotykio kažkokio. Tai jo, aš kaip ir pastovyklaut mėgstu ir galvoju sujungsiu tos du dalykus. Tai čia viena iš klasikų, ką esu pakalbinęs, tai kai žmonės jau mėgsta stovyklauti, turistauti gamtoj su palapinė. Ir tada atranda dviratį ir sujungia tos du pomėgius į krūvą ir gauna baigpegingą. Ir čia kur kas įdomiau bus. Karolis matuoja gylį. Amazing. Net kaip lūpa timčiai, nu, pasitenkinimą ir galvoju, va čia tai mano. Po pietukai. Ar pietukai? Prieš pietukai. Buvau nominuotas, žinau, kad dviratininkai mane nominavo prezidento Valdo Adamkaus premijai, kurią teikia jo vardo biblioteka ir Gedvilienės fondas. Tai nominacija iš esmės teikiama už aplinkosauginiai srity darbus. Tai yra joje daug labai aišku ten aplinkosaugos klausimų apie miškus, apie kirtimus, švarę aplinką. Gamtininkai visokie yra nominuojami, pavyzdžiui, Marius Čepulis buvo toj pačioj nominuotas kategorijai. Prisistatykit. Ir baigėsi žodžiai. Sakė, merginos keliauja iki Varėnos. Kur keliauja? Į Varėną. Ir vardu būsi? Justina Malonu. Aš Miglė. Faina. Vėl einam per upelį. Biški pakrypęs, bet nieko čia baisaus. Apie kebabą jis svajoja. Ar yra tiesos, kad tu svajoji apie kebabą? Ne? Kavinukai nesubuvęs dar. Pietus. Va, bulvytės, lavašiukas. Nuėjau, sugalvojau, kad noriu deserto ir kavos. Nuėjau po kojinėm iki degalinės, kol pasidariau kavą, pradėjo lėti. Tai dabar einu ir kojinės nusimovęs, visiškai basas. Bet Lukas prisijungė su žmona Elena ir jį vamina kartu su mumis. Kaip Lukas tavį kalbėjo važiuoti? Jis turbūt pas mus atsidūrė dėl to, kad galėčiau truputį irgi kartu paminti į tokias keliones. Nes be elektrinio tai truputį be šansų. Kaip ir žinau tą aplinką, kur Lukas būna, bet fainai gyvai pamatyti kartu. Šiaip aš esu komforto žmogus, sakyčiau, labiau.
Bet tie tokie išėjimai truputį iš komforto irgi, jie kitaip važiuojam vis, ten praeitą savaitę važiavam, ten audra buvo, ten dar viskas, ir paskui važiuoju tokį orą, galvoju, kaip fainai, kaip čia taip įvertini tą tokį tiesiog paprastą važiavimą. Pašnekovas Džiugas, naujai prisijungęs, tai to sužinosim jo istoriją. Tai susikontaktavau su grupioku, kuris dirba su dviračiais ir tai ir prasidėjo dviračių važinėjimas. Tai prieš kiek čia laiko tas viskas įvyko? Prieš 4 metus? Prieš 4 metus neišvažiavau, tada prieš 3 metus pradėjau važinėti. Anais metais nusipirkau šitą dviratį. Aš noriu pasitikrinti, ar tas grupiokas mino su mumis? Taip. Ar tas grupiokas su šitais kroso krepšiais? Ja. Ar tas grupiokas vardu Lukas? Tai va, tas pats. Važinėdavau kol kas vienadienis maršrutus. Pradėjau tiesiog iš Kauno iki Kačerginės ir atgal. Tokius gana nuobodžius. Bet užsidedu ten audio knygą ar dar kažką tai ir... Okay. Tai ką, aš šiaip daug važinėju pats ir vedam tokius pavažiavimus su kita grupė. Su bikepackingu turbūt pirmą kartą šiais metais pabandęs su Simonu Dailyde važiavęs iki Palangos. Tai galvoju, ir čia visai gerai būtų pabandyti, panašiai bus. Ir kartu nudžiugina iš tikrųjų, nustebino, kad galbūt kiek sunkoka atrodė, bent jau pirmą vakarą. Aksas parašytų, tai parašė, kad toks eventas bus, aš tai tik už. Ir viskas, ir atsiradom čia. Tai reikėtų į tą atkreipdėmėsi, čia ne parketinis važiavimas kelių, o labiau toksai, ne ekstremalus, bet labiau natūralus, galima taip sakyti. Karolis iš Paulius prisimokinęs. Viskas būtų gerai, tik bimbalai labai puola. Vis dar tęsiasi mūsų džiunglės. Antros dienos vakaras. Jau visi įsikūrė. Lukai, kaip dienelė? Išmiega. Nice. Džiugai. Kaip trasa? Labai gerai. Labai gerai. Buvo pakurtas man jau gratelės paruoštas, tai vėjas dar įpūtė, beliko tik tai susiską sumesti ir pavalgyti. Tai dabar kūrenam ugnį ir eisim kepti mėsytę. Tai toks palapinių miestelis. Yra nepaliaujami 3 dalykai. Tai yra, kai dirba kitas, kaip dega ugnis ir kaip teka vanduo. Vanduo krenta šiuo metu iš dangaus, tai važiuoti su Karoliu tai yra šventė. Jis net iešmelių įsidėjo šašlykams suverti. Ryte nebeužfiksuoja vakarienės. Kepa šašlykiukai. Nice. Ir čia diena, labas rytas. Labai prastą vakarą užmigau, tiksliau ilgai negalėjau užmigti, iki 1:30 gal voliojausi. Ačiū visi jau atsikėlė. Ką? Jo, blemba, kaip miegojat? Puikiai. Gulsčiai miegojat? Irgi, negalėjau užmigti. Jo, seim. Aš gavau kamomentą, tai aš apie dar 1:30 ir kada dar pasiėmiau telefoną, pradėjau skrolinti, žiūrėti. Taip. Kaip miegojai? Rytus visai normaliai. Žygis tau? Buvo ką veikti, neslėpkim. Galvojau, kad jau nėra jėgų, bet paskui jau galvoju, challenge'as gerai. Bet dabar žinosi, kad tu gali. Kad galiu ir jeigu matysiu tokias vietas jau vienas, galėsiu ką prisiminti. Ir bus drąsiau įveikti, tu žinosi, kad tu gali tai padaryti. Kom 3, Andrius, Donatas ir Edgaras. Ir bandom pasivyti pagrindinę grupę. Manau, kad jie sustos ir mūsų palauks. Dėkui tau, kad nepametė. Pašonį važiuoja Donatas. Kaip laisvalaikis, susitiks su draugais, nuvažiuoti iki ežero, kirbo mintis.
įsigyti dviratį, pradėti važiuoti. Tuo metu ir kažkaip planausi vienas keliauti jau. Buvau viskas suderinęs, pasiruošęs. Kaip iškrito Jotas. Tuo metu, kai man prieš atostogas, gerą progą, žodžiu, išvažiuoti. Tai parašiau jam, jis sako, jungtis. Tai irgi ta pradžia buvo tokia biški daug klaustukų, kas kaip, kur kaip. Amazing, blemba. Karoli, šita višnaitė ant torto, žinok, yra the best. Čia yra the best. Ne, vakar buvo geriau kaip ir. Blemba. Čia jau supranti, ketvirtą kartą būtų. Belekas. Čia tai... Buvo pakilę? Tai buvo čia pakelta? Tai aš matau, kad čia va iki čia kažkur kildavo, čia ledai jau čia išlaužyti. Norėčiau čia būti, kai ją išsprogdins. Tai jinai čia tokia dabar aukštyn, žemyn ir visą tai susidėlioja į gerą maršrutą, kuris įsimena. Ar iš kažkokių techninių bėdų. Paskui irgi, kai gaunasi susiremontuoti, susitvarkyti, kažką sukonstruoti, pasidalinti patirtim, vienas, kitas, trečias subėga, tada ir iš to ir susidaro tas visas nuotykis. Labai man. Man tai labai patiko, nes buvo daug bekelės, buvo daug tokių krūmynų, kur, žinai, neaišku, ar bus išvažiavimas ar ne, ir atsirado tų išvažiavimų. Padarėm, jo, kur nebuvo ten, padarėm, ištrypėm, išlaužėm, persikėlėm per visus medžius, žinai, ir taip. Ar turi su kuo palyginti, kokie tavo įspūdžiai? Puikiai patiko išskirtinumas, kad ne tik pagal maršrutą važiavom, bet kad ir kūrėm naujus kelius. Nu patiko. Du kritimai, be traumų, nieks nesulūžo. Tais laidais nelyšiau. Pro elektros liniją tą, kur važiavom, supratau, ten, kur reikėjo naujo tą kelią nepraeiti. Nu jo, ten. Kentėt šiek tiek, bet tos kančios, kaip sakoma, buvo ištvertas, išmokė dalykų. Nuovargis normalus, aukščiau vidutinio. Viską kartu sudėjus, taip. Va dabar, kai užbaigiai, va dabar koks yra pasitenkinimas? Toks pasitenkinimas, kad įveikiau. Va tie keliai, kurie jau net nežinojom, kur mes esam, tai jo, buvo... Gąsdino, kad kur mes čia brimbam. Prašyčiau tada trumpai pridėti savo nuomonę ir vertinimą apie mūsų šitą pasivažinėjimą. Žygis 10 iš 10, tikrai. Ir Karoliui, ir žygį, ir kelią, suplanuotą maršrutų, viskam 10. Maršrutas tobulas. Karolio žygis baigėsi ir praėjo labai fainiai ir smagiai. Sekantis žygis laukia rugpjūčio mėnesį, kurį ves Justina. Ir rugsėjo mėnesį palydėkim vasarą, kurį vesiu aš. Daugiau informacijos Bikepacking LT Facebook grupėje.